ARX Auto. Istorija, dabartis, ateitis. 1994 metais automobilių Škoda gamintoja Škoda Auto AS ir bendra Lietuvos ir Čekijos įmonė ARX pasirašė distribucijos sutartį. Pirmieji automobiliai Škoda buvo įvežti į Lietuvą dar tais pačiais metais. Pirmasis Škoda salonas įsikūrė Vilniaus centre, Ukmergės gatvė 12, šalia tuometinio viešbučio Lietuva. Iš pradžių įmonė prekiavo Škoda Favorit ir Forman modeliais. Iki 1994 metų pabaigos buvo parduota virš 400 automobilių. 1996–1999 metais Lietuvoje vyko automobilių Škoda gamintojo ir atstovo ARX remiamas žiedinių lenktynių čempionatas Škoda Cup. Jo dalyviai varžėsi vienodais automobiliais Škoda Felicia. Šiame čempionate išaugo nemažai vėliau išgarsėjusių lenktynininkų, o Škoda Felicia pasirodė kaip patikimi automobiliai. 1999 metais Vilniuje Geležinio Vilko gatvėje 53 duris atvėrė pirmasis Škoda salonas Lietuvoje su moderne 2 aukštų ekspozicijos sale ir 8 keltuvų automobilių servisu. 2004 metais bendra Lietuvos ir Čekijos įmonė ARX pasirašė rėmimo sutartį su Lietuvos Ryto krepšinio klubu. Tuo metu tai buvo pirmasis tokio lygio bendradarbiavimo pavyzdys tarp automobilių gamintojo atstovo ir sporto klubo. Škoda yra laimėjusi net 4 Lietuvos metų automobilio titulus. 2000-aisiais Škoda Fabia, 2005 metais Škoda Octavia, 2009 metais Škoda Superb, 2014 metais vėl Škoda Octavia. ARX nuo pat pradžių aktyviai dalyvauja Lietuvos metų automobilio rinkimuose ir glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos žurnalistais, rašančiais automobilių temomis. Šis bendradarbiavimas iki dabarties aukštumų užaugino ir ARX verslą ir automobilizmo žurnalistiką Lietuvoje. ARX garsėja kaip įvairių socialinių projektų ir masinių renginių rėmėjas. Įmonė daug metų remia snaigės žygius, orientacinius takus Kuršių nerijoje, bendradarbiauja su Lietuvos dviračių sporto bei ledo ritulio federacijomis, Vilniaus Žalgirio futbolo klubu, keletų Lietuvos ralio meistrų. 2015 metų pabaigoje ARX atidarė antrąjį Škoda centrą Vilniuje, Dubliškių gatvėje 7. Tai didžiausias ir moderniausias čekų automobilių markės salonas Lietuvoje, atitinkantis A+ energijos klasę ir visus griežčiausius aplinkosauginius reikalavimus. Jame teikiamas visas spektras paslaugų. Naujų ir naudotų automobilių pardavimas, techninis aptarnavimas ir remontas, taip pat kėbulų remonto cechas. 2022 metų pabaigoje keli atskiri ARX verslo padaliniai buvo sujungti į vieną naują įmonę – ARX Auto, kuri nuo 2023 metų sausio 1 dienos tapo oficialia Škoda atstove Vilniaus regione. Įmonėje dirba daugiau nei 70 aukštos kvalifikacijos specialistų. 2024 metais Škoda mini verslo Lietuvoje 30-metį. Per šitiek metų ARX Auto tarsi iš mažo sodinuko užaugo iki didelio, brandaus medžio. Todėl jubiliejaus proga galime užtikrintai pasakyti, kad ARX Auto tampa tikraisiais Škoda namais Vilniuje. Jie atviri visiems, vairuojantiems ir norintiems vairuoti automobilius Škoda. ARX Auto. Škoda namai Vilniuje. 30 metų kartu.